Nu, sveiki. Visiems laba diena, mano mėly žiūrovai. Šiandien važiuoju į Palangą ir yra mano antra kelionė jau. Ratas ant namų, važiuoju su seneliais. Šiandien šilta, greit baiginėjęs vasarą, greitai mokyklą visiems reikės šauja. Buvo pranešta, kad gali būti iki 31 šilumos, o taip tai normaliai. Tai ką, linkiu jums geraus video, pastatykit subscribe, laiką ir komentarą. Varpelį. Iš manęs va tiek. Iki Palangos mums trunka nuvažiuoti 1,5 valandos. Čia neilga. Taip, tai gražu, buvom žadėję važiuoti į Latviją. Bet mes žinot, ką pasiimam? Dviračius. Ten pasivažinėsim, prie jūros nuvarysim, smaudysim. Kai atvažiuosim, rodysim, kaip ten viskas, ar gražu. Aš jau kai esu paaugęs, pažiūrėsim, kaip ten pasikeitė viskas. Nu, čia tai taip visai normaliai. Aš tai kaip būtų nežinau kas. O jums linkiu nesėdėt namuose, pavaryti lauką, varyti pasimaudyti, varyti pažiūrėti futbolą. Kam čia užmiega, miega, pavarga. Trumpa diena. Aš taip noriu maudytis. Nežinot, kaip aš noriu maudytis. Biški mėšlas pasmerda. Nekvepusiu, čia neįmanoma. Žiūrė, aš taip miegu. Labai gražus šiandienos. Visiems laba diena. Skuoda nesisveikinam. Esame Palangoj. Šiandien išaušo gražus sekmadienio rytas. Bus 31 pranešauja. Tai mes varysim su dviračiais. Vat, kaip matėte, ten dviratis mano. Tai važiuosim į Palangą su dviračiais. Ten 15 km ar 16. Tada varysim į pliažą. Man pačią galą. Na, žodžiu, pamatysit. Pafotkinsiu jums ir pafilmuosiu. Dabar mes eisim papusryčiauti. Valgysim kiaušinių. Ką damušite valgysim? Nieko? Arbatą gersim į kavą. Duoną su sūriu. Taip tai. Gražu. Pasveikink. Sveiki. Čia mūsų kaimynai. Bet yra ir uodų. Čia visur yra. Įsigalvoju, jokių uodų čia nėra. Buvo vakar. Vakar buvo, šiandien nėra. Man jau įkanda. Tavo surado kažkoks, skrida pro šalį. Žiūri, viens toksai mėsingas sėdi. Nu, sako, reikia jam įkasti. Nu, taip ir įkanda netyčia. Tai dabar varysim į kepurę Olando. Tai čia reikia pasirinkti arba į Olandą kepurę, arba į Palangą. Nes visur nesuspėsim. Tai į Palangą. Indienų vadas nuspręs. Į sveikatą. Mes čia esam prie Žalčių eglių karalienos. Čia va tokia statula. Mes čia esame Tiškevičiaus rūmuose. Čia va gėlės, fontans. Labai yra, sakė, panašus kaip ir Latvijai. Labai gražu. Čia galite atvažiuoti į Palangą. Tų Palangų yra. Galim lipti viršų. Lipti viršų galim. Gintaro muziejus. Koks liūtas sėdi. Atrašo apie visi. Šeima Tiškevičių. Čia dideli šeima. Didelis tas jų namas. Žodžiu, kas norėsit, galite atvažiuoti, pasimėgauti. Čia labai didelis tas jų namas, kai buvo Tiškevičius. Nu ką, o mes dabar čiuošim toliau dabar prie Palangos centro. Gražu, daug žmonių labai karšta. Apstojam viškai, minsim iki namų ir tada eisim į pliažą. Taip tai gera, taip. Biškai mėgot noriu. Aš tai jau pavargęs, belekai. Ten yra statula, fontans, tokios paskos ten. Pradėjo groti. Pažiūrėsim, kaip groja. Gražiai groja. Jums patinka? Man per vidurį gražiai. Reikia irgi čia talentą turėti tokį. Kažkoks čiuvoks pradėjo šokti. Taip gražu. Bomba.
Bomba klar! Mes čia apsistojam, biškį pabūt, pasižiūrėti. Ten toliau yra jūra. Nu, pliažas, ten eisim dar vėliau maudytis. Miškai čia, atsisės galim, suoliukai. O šičia yra dviračių takelis, kur mes važiuojam. Prie kormoranų irgi sustoja. Taip, praleidom visą dieną. Čia yra Pajūrio regioninis parkas. Čia yra netoli Plazės. Nu, Platės ežeras. Nepamatysit gal. Ten banglintam ant vandens yra. Visai čia taip smagu. Šiandien visą praleidom laiką lauke, gamtoje. Geriau nesidėti namuose sportuoti, dviračiu važiuoti. Močiutė va jau ruošias, važiuosim vėl toliau. Kažkas paliko akinius. Gerai. Na, toliau keliaujam. Mes į vėl apsistojam. Stojam biškį. O, ežers yra. O, akiniai. Ačkarkai. Bet tai nieko nematau. Tai esu bandęs. Buvo pavykę. Kormoranai. Rantais dideli. Belekai dideli. Atsivaizdo, koks gražus labai. Ežeras. Čia didžiausi paukščiai. Čia biškį pačiat atvažiavom, nes žiauriai plaukikas. Tai va tai. O, matot, koks paukštas. Va, skrenda. Ką, visiems šiandien jau beveik baiginėjęs mūsų dieną. Jau yra po 6. Greit baigsis tas laiks praeidam greit, belė kaip taip. Dabar mes eisim pavalgyti. Pasikepsim šašlykų, dešrelių. Dabar kepsimės dešrelį ir šašlykų pavalgyti. Grįžom iš po jūros, išsimaudžiau. Mačiau, šilta. Ir rytoj vėl varysim prie pliažo. Skanius. Šiandien labas rytas. Oi. Pavakar biškai nelabai Atsiklėriau patinas visas, kaimytis. Daug alaus pridėti. Dabar eisim pavalgyti, apsipirkysim ir varysim į pliažą maudytis. Šiandien šilta laukia. Čia bomba. Įdomu, kai bus prie jūros ten. Kai buvom, tai šils vanduo labai. O šiandien mums, kaip mes jau išvažiuojame čia, tai reikia pabūti. Šiandien maudytis labai ilgai. Važiuosim su dviračiais. Pavakar pravažiavom beveik 30 km. Jau mašytė papjaustė mėsytę. Statykit laikus. Tai už mane. Subscribe būtinai. Varpelį. Į komentarą. Man nuotaiką pakelsit. Ir parašykit į komentarus, o ką jūs darėte per visą vasarą. Tai mes grįžom iš Pajūrio. Dabar eisim pavalgyti. Susidėti dviračius ir maždaug apie 5 valandą mes jau žadam išvažiuoti. Ir man į mokyklą, kitiems į darbus. Nu ką, mes jau išvažiuojam namo čia. Nelabai žinoma noriu namo. Taip tai buvo smagi šitą vietą. Tai ką, dar paskutinį kartą paprašysiu pastatyti laiką, subscribe, parašyti komentarą. Aš labai prašau. O ką, su jumis buvo Danielius. Tai. Antonijo Banderas. Viso gero. Susitiksim kitą kartą. Kai dalintis yra smagu, lietų lieji iš debesų, tarsi muzika tas vanduo ir gyventi taip gera.